Tai sveiki, Vilija. Sveiki. Sveiki visi ir kas klausotės. Tai mes, kaip ir žadėjome, susitinkame vėl šiandien su Vilija, kuri man papasakos apie garso terapiją, diagnostiką iš balso. Bet dar pradžiai galbūt mes apžvelgsime dar apie feedbacko tą aparatą. Vilija papasakos dar šiek tiek apie 2 žmonių tipus ir aš atsakysiu į klausimą, kurį uždavė YouTube kanale. Tai dar irgi priminsiu, kad šitas kanalas yra skirtas apie įvairiausias technikas ir metodus, kurie galėtų padėti žmonėms jaustis geriau, gerinti savo gyvenimo kokybę ir pabandyti galbūt kažko, ko nebandė, sužinoti, ko galbūt nežinojo. Tai jeigu jaučiate, kad verta pasidalinti šitais įrašais, tai galite tiesiog rekomenduoti kitiems žmonėms, kad atsirinktų irgi, kas kam patinka. O šiandien mes tada pradėsime nuo to, kad Vilija sakė dar papasakos apie 2 tipų žmonės. Gerai, Vilija? Gerai, taip. Taip, tai aš, čia taip labai grubiai, aišku, skirstau savo klientus. Tai dažniausiai, kaip ateina tokie, kaip aš vadinu, jautrus klientai, empatiški, tai jie ateina visą laiką iš pirmo karto pradeda pasakoti savo labai daug problemų ir labai daug visokių operacijų, medicinių intervencijų ir tiesiog tokia kaip ir depresija, nuskundžiasi, kad viskas blogai ir atrodo, kad ten jau neįmanoma jam padėti, bet būtent po tų seansų labai greitai viskas atsistato, nes jie yra empatiškai, bet kartu jie labai jaučia kitų nuotaikas ir savo prisiema. Ir kada po seansų jie daugiau eina į save, daugiau pažįsta save ir daugiau pradeda atskirti, kur yra jų emocijos, kur ne jų. Ir jam labai greitai pasiseka tą įvaldyti ir išeina, kaip sako, linksmi patenkinti, nors atrodė, kad čia reikės labai daug tų seansų. Ir būna ta kita kategorija, tokie kaip atvirkščiai, jie ateina, kad pasako, aš neturiu jokių problemų, su manim viskas gerai, man viskas puikiai sekasi, aš tik čia atėjau, išgirdau, man čia įdomu pasižiūrėti, kaip čia kas vyksta, tiesiog dėl bendro išsilavinimo. Ir pradeda, ir tada, kaip jam pradeda atsiverti tos jo problemos, tai jie arba pabėga, arba jeigu įsigandę, kaip sako, nors aš aiškinu ir bandau, kaip sako, jam paaiškinti, kad taip gali atsitikti, bet tai jeigu jie, kaip sako, patiki ir eina toliau, tai tikrai viskas jie kaip tik atvirkščiai išjautrėja, bet tai išjautrėja gerąją prasme. Bet kai jie pradeda pasakoti apie savo gyvenimą, apie savo išgyvenimus, ką jie patyrė ten vaikystėje ar paauglystėje, ar šiaip tokių baisių sukrėtimų, kad tiesiog tu supranti, kad jie dėl to ir išgyveno, kad jie užsidarė, kaip sako, kaip užsimūrino tos savo jausmus, kad tik tokiu būdu jie galėjo tęsti savo gyvenimą, kaip sako, eiti į gyvenimą. Ir čia ta jų stiprybė tokia gaunasi, kad jie taip ir stiprus, nors viduj tai tikrai yra jie pažeidžiami labai. Čia, kaip sako, užsiaugino storą odą, bet už tos storos odos, jeigu pasižiūrėtum, ten yra labai, labai skaudžių išgyvenimų. Ir tas aparatas, jisai pirmiausia turi nuimti tą storą odą, kaip sako, tą užmūrintą sieną ir tada išlenda visos traumos, taip? Taip. Ir kas įdomiai, pavyzdžiui, duodam kaip pildyti anketą prieš ateinant, kad įvertinti dabartinę situaciją. Tai būtent tie jautrieji, tai ten prirašo tų 10 daug ir ten savo tą įvertina tas problemas labai jau kaip didelės, o tie tokie, kur tikrai turi didelių problemų, jie nenori įsiduoti, kad jie turi tų problemų ir parašo visur vos ne nulius.
Ir paskui pradeda eiti į seansus ir mes ten maždaug po 10-15 seansų vėl dar pasitikrinam, kaip eina progresas. Ir jie sako, arba sako, aš dar nieko nejaučiu, man niekas čia nevyksta. Tai vat įrodo, kad reiškia dar nepramušta ta, kai sako, jų ta apsauginė siena. Arba jau pradeda pildyti, kad jau 5 balai vietoj 0, ten 6, jau pradeda kilti balai. Ir aš tada taip juokai sakau, tai palaukit, jumgi pablogėjo, tai čia taip išeina, jum pablogėjo, jūsgi čia atėjot labai puikaus stovio ir staiga jau blogėja. Ir būna tokie 2 atsakymai, arba nesąmonė, čia ne aš pildžiau, negali būti, kad aš čia pildžiau, nes jau jie pamiršta, kokie jie buvo. Ir dėl to mes net ir parašus imam, kad pasirašytų, kad čia tikrai jie pildė, ne mes sugalvojom. Arba sako, taip, aš dabar išjautrėjau, aš dabar supratau, ką aš buvau spaudęs ir kaip man reikia iš to išsivaduoti. Tai vat tokie variantai. Tai čia galima sakyti, kad pirmiausia, reikia pripažinti savo problemą, kad aš ją turiu, ją pamatyti ir tada jau galima su jie dirbti. Tai va, kaip sako, tie jautruoliai, kurie yra atviri ir netgi jie savo problemą mato didesnį negu iš tikrųjų galbūt yra, jiems greičiau ir lengviau pavyksta su tuo susitvarkyti, trumpesnis tas procesas negu tiem, kuriem reikia dar praeiti visą taikį atvirumo sau bent jau. Taip. Tai labai fainai ir aš dar norėčiau prie šito viso papildymo irgi paskaityti klausimą, kurį irgi uždavė, kad galbūt čia ne klausimas, bet nuogąstavimas, kad net tribu, kaip norėčiau išbandyti, tai gaila, kad neina nuotoliniu būdu, nes gyvenu kitoje šalyje. Vilija, aš žinau, kad kažkokie priėjimai yra ir gyvenant kitoje šalyje. Ar galite apie tai šiek tiek plačiau papasakoti, kuriuose šalyse? Taip, galima ta nuoma, bet kaip pavyzdžiui, iš Londono galima siūsti, kas jeigu Jungtinėje karalystėje gyvena, tai galima išsiųsti. Šiaip tai, kaip sako, galima išsiųsti bet kurią šalį, bet tik, aišku, tada reikia susitarti dėl siuntimo mokesčių ir tos visos sutartis. Realiai, kadangi aparatūra nėra pigi, tai mes nelabai linkę nuomoti tokiem visiškai svetimiem žmonėm, nes kažkokios tai turi būti garantijos draudimai, kaip tai galbūt Amerikoje kas gyvena, tai gali tenai tiesiai iš mūsų atstovų ten Amerikoje nuomotis. Žodžiu, yra kažkokios galimybės nuomotis, arba jau tikrai, jeigu su rekomendacijom žinomas, dėl to mes taip ir praktikuojam, kad pradžioje atvažiuotų, pirmą kartą, kad kaip ir susitikti su to žmogum ir tuo pačiu apmokom, nes tai nėra taip, kad labai paprasta, kad pats ten, žinai, savo pasidarysi, vis vien reikia šokio tokio apmokymo, kaip su to aparatu elgtis. Užsienį galbūt yra daugiau, kaip pasakyti, yra tos kreditinės kortelės apdraustos, viską, aišku, mes ten sutartį susidarom, jeigu, kai būna tos kreditinės kortelės apdraustos, tai sutarties atveju ten automatiškai nuskaito nuo tos kortelės nuostolius, bet kadangi Lietuvoje tai dar neturim tokios sistemos, tai žodžiu, nuomojam tik pagal rekomendacijas, kur jau tikrai patikimi žmonės. Taip, bet aš tik noriu pasakyti, kad nereikia prarasti vilties, kad jeigu aš negyvenu Lietuvoje, neturiu tokios galimybės, bet galbūt reikėtų susisiekti su pačia Vilija, paaiškinti situaciją ir galbūt Vilija padės išspręsti šitą klausimą. Taip, tada nurodysiu toj šaly, kur galėtų kreiptis dėl nuomos. Taip. Taip,
Ir aš žinau, kad ir pati Vilija keliauja kartais į Angliją ir kiek mačiau ten ir apmokymus, kai jūs vedat, ar ne, kažkokius vakarus organizuojat. Tai kad ne Taip, tik tai taip. Lietuvoje galima jūs pamatyti, dar galite papasakoti, ką jūs dar darote kitose šalyse ir kur keliaujate. Nu, šiaip pagrindę, tai aš tik į Londoną atvykstu, nes aišku, jeigu susirinktų grupelė žmonių kažkur tai daug kitoj vietoj, tai galima ir ten nukeliauti, bet vis vien reikia, kad daugiau būtų žmonių, kad apsimokėtų tos kelionės išlaidos ir aišku, patalpos labai svarbu. Bet Londone, kadangi mano dukra gyvena, tai patalpų tas klausimas truputį lengvesnis, tai ir šiaip vedu vakarus, pažindinu su mūsų šita neurogrįžtamojo ryšio metodika, plus, aišku, organizuoju ir MAC kortelių vakarus, metaforinių, asociatyvinių tų kortelių, kadangi irgi esu praėjus mokymus, irgi galbūt viena iš pirmųjų čia Lietuvoje, nes tiesiai iš to Getmėjerio, kuris čia įvedė į Lietuvą tas savo korteles, tai aš pas jį asmeniškai kursuose esu praėjus pilną programą, taip kad dar ir šitą konsultuoju ir psichologinės konsultacijos, kai sako, kai jau po neurogrįžtamo ryšio žmogus šiek tiek, kaip sako, daugiau atsipalaiduoja, tai tada ir su tom kortelėm dar geriau vyksta tas ir psichologinis darbas, kai žmogus jaučia, kad dar kažką turi, daugiau, giliau nori pasiaiškinti, pasigilinti. Tai čia kaip žmogus tada turi žinoti, ir jisai iš pradžių jau turi iš karto ten kažkokį tai ar tai seansą papildomą nusipirkti, ar jūs čia pagal savo pajautimą po seanso šito feedbacko tas korteles pasiūlote, kaip čia viskas vyksta, kaip jūs įtraukite metaforinės korteles į seansą su šito aparatu, sesiją? Dažniausiai pagal pajautimą, nes ir šiaip aš linkusi, kad praeitų žmogus bent 10 sesijų, nes tikrai jau keičiasi ir tada aiškiau būna, kokią problemą dar jam reiktų spręsti, kaip sako, kažką giliau pasižiūrėti. Tai praktiškai aš siūlau po kažkiek tai tų seansų, jeigu žmogui poreikis yra tas korteles. Aišku, jeigu žmogus nori tiesiogiai tų kortelių konsultacijų, tai visada galima užsisakyti, kaip sako, laiką ir mielai. Kitos, bet kaip toksai atvejis buvo, tiesiog irgi ėjo moteriškė tokia, viskas labai kaip ir buvo gerai, bet žodžiu, paskui paaiškėjo, kad labai pergyveno, kad vyras ją paliko, o paskui, ir vis tą patį per tą patį, bet tiesiog, kai būna užsiciklina žmogus tokiam užburtam rate, tiesiog nemato sprendimų. Tai tada aš pasiūliau jai kortelėm pasispręsti tą klausimą ir staiga jinai pamatė, kad sako, tai ojetus, tai aš dabar tik suvokiau, kad kokia laimė, kad tas vyras mane paliko, nes jisai buvo psichologinis smurtas ir sako, aš būčiau visiškai sužlugus po dar kelių metų tokios partnerystės. Tai reiškia, kortelės jai padėjo pamatyti savo situaciją iš kito kampo ir pamatyti tą didesnį paveikslą. Taip. Aha. Ir tada, kai žmogus pamato, kad čia netgi buvo kaip į naudą, atrodo, net ateina tas, kaip jūs sakot, galima sakyti, čia savotiškas paleidimas įvyksta, kai aš paleidžiu tą situaciją, nes jinai man kaip tik atnešė naudinga tam, negu būtų mane palikę toj situacijai. O jeigu dabar aš pasakyčiau, tai yra nepasakyčiau, o paskaityčiau klausimą, galbūt mes bendrom jėgom, kiek jūs iš savo pusės, kiek aš iš savo pusės jį atsakytumėm.
Ir čia iš YouTube kanalo, kur žmogus klausia. Mhm. Darydama emocinius paleidimus atradau vieną vaikystės taip vadinamą šaknį. Atrodo, viską suvoki, išdirbi tą situaciją jau senai praeitį, bet tos šaknies pasiekmės vis kartojasi dabar, nes smegenys jau automatiškai ištreniruotos taip reaguoti. Taigi, ar tikslinga naudoti šį aparatą, kad pagelbėti sau lyg ir tinginio metodų? Ar yra tikimybė, kad vėl grįžtas automatizmas? Gal geriau sunkiai arti tą dirvą, naudojant kitus paleidimo metodus, bet visam gyvenimui jau. Tai gal jūs, Vilija, atsakykit, ar šitas aparatas, ar gali grįžti ta reakcija, kur yra kaip įprotis? Nu, ne, tai čia tas aparatas tame ir esmė, kad būtent tas automatinės programas sustabdo. Vienas dalykas sumažėja minčių srautų, kai mes, pavyzdžiui, 70 tūkstančių, iki 70 tūkstančių minčių yra jau apskaičiuota, kad žmogus per dieną prasuka. Tai čia sumažėja iki 5-7 tūkstančių minčių. Tai įsivaizduokit, koks yra jau palengvinimas mūsų smegenim ir mūsų kūnui ir sąmoningumui. Pavyzdžiui, man asmeniškai, aš tikrai esu pajautus, kad nėra minčių, tu nebesuki tų minčių tokių savo galvoji, būtent. Tu grįžti prie tos problemos, spręsti, kada tau reikia. Ir nebesuki, tiesiog ateina tas toksai suvokimas, kad ką man dabar sukti galvą apie tą problemą, jeigu aš šiuo metu jos negaliu spręsti. Ir atidedi. Ir ta prasme sprendi tada, kada ateina laikas. Tai kaip pavyzdys toksai, plus mes turim tą, kaip ir sakau, kitas žmogus sako, aš nestresuoju, bet realiai jis stresuoja, nes yra tas vidinis stresas, yra tos mūsų vidinės programos, kurios mus verčia taip reaguoti, nes esmė tokia, kad tas vidinis stresas, kaip ir aiškinau tą mechanizmą, kad po 20 dienų, jeigu tu kasdieną galvoji apie tą patį, nueina į automatizmą ir jau sąmoningai tu tos automatizmo sustabdyti negali. Tai būtent tas metodika padeda sustabdyti tą vidinį stresą, vidinį tą automatizmą, nes kol sukasi tau tą programą, tau bet koks menkiausias trigeris šiuo momentu tau vėl sukelia ją suktis. O kai jinai nebesisuka ir jinai susilpnėja, tau vis mažiau lieka tų trigerių, kurie iššauktų tau tą būtent reakciją. Kaip pavyzdžiui, čia labai gerai su baimėm, toksai pavyzdys. Netgi profesorė, kuri 30 metų studijuoja neurofeedback'o ir dirba su vystymosi traumomis, tai pavyzdžiui ir sako, šitas metodas yra, jeigu angliškai sakyti, calming the fear-driven brain. Tai reiškia, kad šitas metodas ir nuramina baimę varomas smegenis. Reiškia, mūsų tas automatinės programos tai ir yra baimės programos. Ir kurios sukelia po to jau fiziologinės reakcijas. Ir būtent šitas metodas tikrai yra genialus, kad sustabdyti šitas baimės programas. Ir kada jau šita programa pasišalina, jinai tikrai ilgam. Bet, kaip sako, mes negalim apsaugoti nuo gyvenimo, nes, kaip sako, bet jeigu žmogui vėl įvyks kažkoks tai didžiulis stresas, ar tai, kas yra stresų penketuke, tai mirtis artimo žmogaus, nelaimingas atsitikimas, skyrybos, darbo praradimas. Taip, gali savotiškai išbalansuoti tą žmogų, bet tai ne dėl to, kad jam atsinaujino, tiesiog paprasčiausiai vėl jo smegenys, kaip sako, patyrė stresą. Tai arba dar tokį kaip pavyzdį, gal kad aiškiau būtų, kaip pavyzdžiui,
Mano vyras bijojo šunų. Bet, pavyzdžiui, jisai nežinojo, kad jisai turi šunų baimę. Todėl, kad visą laiką atrodo, kad nu, visi bijo tų šunų. Jam atrodė, kad tai yra normali jo organizmo reakcija. Mhm. Bet, pavyzdžiui, kai mes eidavom tą keliu ir priekyje eina žmogus su šuniu, jisai taip nesąmoningai mane praleidžia į priekį ir už mane slepiasi. Džentelmenas, jis praleidžia moterį pirmą. Jo, ir aš tai, pavyzdžiui, taip, nu, kažkaip taip, aš kai nebijau, nu, man nėra tos fiziologinės baimės šunim, tai aš, nu, tu žinai, kad, nu, va, eina žmogus su šuniu, bet, nu, tu, kaip sako, natūraliai reaguoji, tiesiog praeini, žinai, žiūri realiai tą situaciją, ar čia pavojinga ar nepavojinga. O pas jį jau nebėra to sąmoningumo, kad atskirti, kad ar čia saugiai veda tą šunį ar nesaugiai. Jam jisai jau pamato šunį ir jau viskas, jam daužos. Ir po to, kaip ką aš sakau, va čia geras pavyzdys, kad kai dingsta problema, tada žmogus supranta, kad turėjo tą problemą. Ir kai staiga jam po seansų, jisai susitinka šunį ir jam nebeplaka širdis ir nebemuša prakaitas, staiga jis suprato, kad jam dingo šita šunų baimė. Nes tai buvo jo jau neadekvati automatinė reakcija į, nu, vat, į tą baimę. Taip ir panikos atakos panašiai formuojasi ir vyksta. Todėl, kad, nu, atsiranda jau baimės, kaip sako. Taip, ir smegenys neatskiria, kur yra tikras pavojus, o kuris yra iš minčių sukeltas pavojus, kuris organizmas iš karto į tai reaguoja. Jeigu mes nereaguotumėm, kai mūsų parbėga liūtas išsišiepęs nasrais ir mes toliau eitumėm, tai jau ta būtų neadekvati reakcija, nes mūsų kūnas turi reaguoti, nes jisai turi išgyventi, bet jeigu aš nematau liūto, o tai matau kažkokį tai varlytę šokinėjančią ir mano kūnas reaguoja kaip į liūtą, o čia vėlgi yra sukurta neadekvati reakcija į išorinę situaciją. Ir aš irgi dar noriu į tą klausimą tada kitą tą dalį atsakyti, kas liečia emocijų paleidimus. Tai irgi čia priklausomai, ar aš paleidinėjau kaip emocinius paleidimus, ar aš paleidinėjau kaip sąmoningus. Ar aš matau tą problemą, tą šaknį kaip duris, pro kurias aš turiu įeiti, ar man užtenka suvokimo, kad čia yra problema ir aš pro jas praeinu, ar tai jas suvokiu. Tai irgi, bet aš labai pritarčiau ir Vilijai, kad abu būdai yra teisingi, tik tais yra dvi technikos. Tai sąmoningi paleidimai galima daugiau sužinoti apie pačią tą situaciją ir daugiau tokių kaip ir suvokimo išsinešti iš paleidimų, sąmoningų paleidimų. O šitas metodas, jisai padeda iš karto eiti į šaknį ir tiesiog išimti tai be jokios papildomos informacijos. Vat kaip ir Vilija sakė, kad net vyras nežinojo, kad tą problemą turi, kurią jisai išdirbo. Bet ta problema iš kažkur atėjo. Jeigu, pavyzdžiui, vyras būtų pradėjęs daryti sąmoningus paleidimus, iš kur ta baimė atsirado, jisai galbūt būtų sužinojęs, kad vaikystėje buvo kažkoksai įvykis, kuriame jis nukentėjo, galbūt kūnas patyrė iš tikrųjų tą fizinę tokią kaip išgąstį ir realią situaciją. Ir tada mes galime daugiau pamatyti tokių kaip ir pasikartojimų. Abudu metodai yra teisingi, abudu naudingi. Tik tai ir kaip pats žmogus parašė tinginiuko, taip, nes per šitą metodą galima tiesiog labai patogiai gulėti sofytėje ir klausytis kažkokių garsų, o su paleidimais jau reikia padirbėti, jau reikia tam skirti daugiau laiko. Bet netgi mes ir su vyru bandėm įsiaiškinti, aš jo klausinėjau, ar nebuvo vaikystėje tokio įvykio, ar kažką jis nieko neatsimena, praktiškai jis neatsimena, kad būtų kažkoks su šunim įvykis įvykęs, bet bet gal kažkas ir buvo, bet tiesiog jis neatsimena. Arba tiesiog sąmonė užblokavo, kad ant tiek jam buvo tai baisu, kad irgi yra toks mechanizmas, kad sąmonė užblokuoja ir žmogus net neatsimena, nes nenori atsiminti, nes jam buvo baisu.
Taip, ir tokių dalykų, ir man tikrai nemažai pasitaiko, kai žmogus ateina ir sako, aš visiškai neprisimenu savo vaikystės, bet jisai turi įeiti į tam tikrą būseną, atsipalaiduoti, kad vat, per kažkokios tai idėją, kaip klausimus ir pakreipimas žodžių, iš tikrųjų ateina kažkoks tai prisimenu momentas, o paskui jisai plečiasi vis daugiai ir tada atsidaro kaip Pandoros skrynia iš tų prisiminimų, kurių net nežinojo, kad yra jo galvoje. Tai va, tai čia... Tai aš dar tik irgi norėčiau pridėti, bet tą ir noriu pridėti, kad visi būdai yra geri, nes esmė tokia, kad visi būdai tam ir yra, kodėl yra daug būdų, kodėl vienas būdas netinka visiems 100%. Todėl, kad tie būdai ir yra išrasti, kaip sako, jų įvairovė, dėl to, kad kaip apgauti protą. Nes mūsų protas antiek įjungia gynybas, jisai antiek nenori knaisiotis ten, kur jam jautru, kad vat, būtent tas gynybas nulaužti ir yra išrasti įvairiausi būdai, kaip apeiti protą, kad prieiti prie esminės priežasties, kodėl aš taip vat, jaučiuosi arba turiu tą problemą. Dėl to ir kuriamas šitas kanalas, kad žmogus išsirinktų savo smagiausią, maloniausią, kuris būtų ne darbas, o būtų malonumas, kuris su juo rezonuotų. Ir tam yra pasirinkimai. Ir iš šitą klausimą aš tikrai galėčiau atsakyti, kad tinka abudu metodai, tai pasirinkti savo smagesnį. Arba netgi galima derinti abudu. Taip. Tai dar tą progą vis vien man labai knieti dar pasakyti keletą tokių atvejų, kaip vyksta sabotažas. Nes va čia irgi nepabaigiau, norėjau patikslinti, nes buvo ir jūsų klausimas, kad ar gali atvesti, kitas žmogus, kad pataisyti ten kokį turinti priklausomybę, alkoholiką, ten ta prasme, ar dar kažkokį žmogų su problemom, kuris pats nenori spręsti, bet tiesiog aplinkiniai mato, kad jam tikrai reiktų išsispręsti tas problemas. Ir pavyzdžiui, neurofeedbackas, jisai, kad ir atvestų tą žmogų, jam vyktų pokyčiai. Iš tikrųjų, vyksta pokyčiai besąlygiškai kiekvienam, bet esmė ta, kad jis nepripažįsta, kad įvyko jam tie pokyčiai. Va čia yra dar toksai dalykas, kad visi artimieji, kaip būna, kur tipo per prievartą vyras eina, gerai, aš jau čia dėl jūsų praeisiu ten tų seansų. Ir visi namiškiai ir sako, mes matom, kaip jisai pasikeitė, kaip jisai ramesnis tapo, kaip jisai netoks nervuotas, kaip netaip reaguoja. Bet jis iš principo, jis nenori pripažinti, kad aš turiu problemų ir kad aš silpnas. Čia vyram daugiau. Arba vaikai, paaugliai, jie pradeda keistis, bet jie nenori tų pokyčių, nes jie skaito, kad tėvai turi keistis, kad tėvai blogai elgiasi su jais. Tai toks maištas kaip ir vyksta. Bet ką aš turiu dar omeny dėl sabotažo, tai pavyzdžiui būna taip, kad jau čia daugumoje būna tiem žmonėm, kurie jau vaistus pradeda vartoti ir visiems tie vaistai nieko nepadeda, tai tada jie jau ieško tų alternatyvų ir keletas buvo tokių variantų, kad atėjo moteris su ta depresija ir čia dar vienas dalykas, kas susijęs su pinigais. Ir dažnai tie žmonės, kurie jau vartoja vaistus, jie jau gauna pašalpas, ten, daleiskim, jau jie gauna net ir invalidumą, ten 2 grupę, ar kaip ten skaitosi. Ir jau jie gauna kažkiek tai pinigų, kadangi jie jau negali dirbti dėl savo psichinės tos sveikatos. Bet jiem visiems blogai, jie ieško tų būdų, kaip išsivaduoti iš to. Na ir atėjo tokia moteris su ta depresija, jau turi ir nedarbingumą, ir žodžiu, bet neturi pinigų. Daugumoje tokie žmonės jau kaip ir gaunasi socialiai rimtini.
Ir tada jos, kaip jinai sužinojo apie tą metodą, jos buvę bendradarbiai suaukojo jai pinigų, kad jinai galėtų praeiti 10 seansų. Įsivaizduok, vyksta, kaip sako, tokie stebuklai. Ir kai labai yra noras. Ir žodžiu, ir jinai praėjo tos seansus ir buvo tokia laiminga. Tikrai sako, va, matau, kaip su kiekvieną dieną man gerėja, man nuotaika keičiasi ir taip toliau. Bet čia yra toksai momentas, kad tai mes pradedam siūlyti po truputį, gal sakom, bandykit atsisakyti tų vaistų, nes vis vien tie vaistai ir turi labai didelius šalutinius poveikius organizmui. Sakau, nueikit pas savo gydytoją jau gydančią ir pasišnekėkit, kad jūs einat į tokius seansus galbūt, nes mūsų seansai dar sustiprina tų vaistų poveikį ir žmogui jau nebereikia tiek daug tų vaistų, nes kai išsilaisvina tas smegenų darbas, tai tos smegenys daugiau įsisavina visus cheminės medžiagas ir dėl to jau yra tikslinga mažinti tas dozes, bet aišku, tik su gydytojo priežiūra. Negalima staigiai mesti, o labai po truputį reikia. Tai va, kai pasiūlai nueiti pas gydytoją ir pasikonsultuoti, kad kaip pradėti jau po truputį mesti vaistus, tai ką pasako? Ne, viskas, aš sako, neisiu, nes sako, aš tada negausiu pašalpos. Ir viskas, ir žmogus gauna šansą pasveikti, bet paprasčiausiai ta antrinė... Ir jis nenori pakeisti gyvenimo būdo. Taip. Supratau, Vilija. Jo. O jeigu dabar mes pakalbėtumėm apie tą kitą metodą, diagnostika iš balso terapija ar garso terapija, kaip jūs ten pavadinote, kas tai yra? Na, tai, kaip pasakyti, diagnostika iš balso. Jau buvo čia seniai šitas, jau kaip sako, seniai pastebėta, kad garsą naudojo gydymui, kaip ir gongų muzika, ten šamanų būgnai visokie ir tibetietiški dubenys ir yra nustatyta, kad, pavyzdžiui, ir vargonų muzika labai harmonizuoja. Tai va, tai ir Jeilo universiteto mokslininkai jau nuo 1920 iki 50 metų tyrinėjo balso garso dažnius. Ir iš to, kaip sako, buvo sukurtas prietaisas balso dažnių užrašymui ir analizavimui. Ir mes sužinojom, kad tokia gydytoja Amerikoje, Kaja Thompson Liu, 2005 metais sukūrė tokią kompiuterinę iš balso diagnostiką ir garsų terapijos sistemą, kurią jinai pavadino VoiceBio. Kadangi mes kaip sako, visą laiką ieškojom kuo daugiau būdų, kad pagelbėti žmogui, kaip sako. Aha. Tai va čia tokia ir jinai yra naturopatė ir, kaip sako, mes vis vien mes negalim atskirti žmogaus organizmo kažkaip tai atskirai žiūrėti sveikatą, atskirai žiūrėti ten vieną organą ar kitą. Tai, kaip sako, pamažu ateina tas suvokimas, kad žiūrėti žmogaus sveikatą holistiniu to požiūriu, ta prasme kaip visumą, ne vien tik psichologinę sveikatą, svarbu ir fizinė sveikata. Čia endobiogenika, man atrodo, ne? Irgi žiūri į žmogaus kūną kaip į visumą, o negydo ranką, koją, galvą atskirai. Jie žiūri į bendrą visą visumą. Taip. Tai va,
Tai vat šita terapija apjungia balso diagnostiką, garso, spalvų ir kvapų terapiją. Tai ta prasme, kad kaip buvo reiškia, mūsų kūne organai dirba poromis. Nes, kaip sako, mūsų kūnas, tai aš kuo toliau gilinuosi, tai toks yra stebuklas ir toks yra tobulas, kad taip viskas gerai yra pragalvota. Ir kai sako, jeigu mes jam netrukdytume, tai viskas, kai sako, savaime pasveiktume. Bet tik tai vat, labai kišamės ir trukdom jam sveikti. Tai ką jūs turite menį dirba poromis, ką tai čia reiškia? Tai reiškia, kad pavyzdžiui, kiekvienas organas atlieka keletą funkcijų. Ir pavyzdžiui, jeigu vienas organas pavargsta ir nebegali atlikti savo funkcijos, tas porinis organas perima jo funkciją. Ir pavyzdžiui, čia toks unikalus metodas, kad iš balso mes galim nustatyti, iš balso tų vibracijų, galim nustatyti, kuris organas pas mus persidirba arba nedadirba. Wow, geras. Va, taip, iš tikrųjų. Ar čia būtinai reikia pas jūs atvažiuoti, ar galima, pavyzdžiui, netgi online kažkaip tai tą balsą įrašyti? Ne, online nelabai išeina, nes čia yra, turi žmogus įkalbėti mikrofoną, turi, kaip sako, tiesiogiai, tas mikrofonas yra pajungtas į tą programą ir ta programa išanalizuoja tą visą iš balso tą situaciją. O Vilija, pavyzdžiui, ar galit padaryti įtakos, tarkim, šiandien atsikėliau ne tą koją iš lovos ir įrašysiu dabar savo balsą mikrofoną ir jisai parodys vieną dalyką, o jeigu aš atsikeliu geros nuotaikos, šiandien man visai fainai, gerai pamiegojo, kažkoks toksai vaibas ir kitaip įrašyti, ar gali būti, kad skirtinga diagnozė bus, kokią aš nuotaiką įrašysiu savo balsą? Taip, nuo jūsų nuotaikos kažkiek tai priklausys, bet jūs bazinės tos, kaip sako, neapgausit savo to garso, jūs nepakeisit, jeigu jau yra fiziologiniai pakitimai, jūs, kaip sako, neapgausit aparato. Bet esmė tokia dėl šito dalyko, kad nebūtų tos nuotaikos įtakojimo, tai būtent ir imami 3 balso testo pavyzdžiai. Dėl to jūs pirmą turite kalbėti neutraliai, pakalbėti. Yra fiksuojama, kaip jūs kalbat neutraliai, kokia jūsų, žodžiu, ta diagrama. Toliau kalbat, prisimenat stresą kažkokį tai savo gyvenimo ir kalbat apie tą stresą, tai automatiškai yra įrašymas jūsų streso, pavyzdys, kaip sako, kaip reaguoja jūsų kūnas, kai jūs kalbat apie stresą. Ir trečias, tas testas yra apie, tai va tas stresas, tai daugiau apie praeitį, va kaip kalbat, ar ne, kaip reaguoja kūnas. Ir trečias yra apie ateitį. Ir džiugiai, va pavyzdžiui, jūs kažkokį ten turit projektą, savo ten svajonę ir pasakojat, įsivaizduojat, kad jinai jau įvyko, kaip sako, jau viskas vyksta, jūs ten dalyvaujat ir kaip jūs jaučiatės. Ir tada iš tų visų 3 testų išvedamas vidurkis ir tada jau darom analizę.
Supratau, tai čia labai, ta prasme, nes mes iš karto netgi kalbame, tarkim, prieš 20 metų įvykusį įvykį, tarkim, stresinę situaciją ir mes iš karto reaguojame, nes mūsų kūnui ir protui nėra praeities. Jeigu mes kalbame apie kažkokį tai įvykį praeities, iš karto mes ir jaučiame lytis čia vyktų čia ir dabar. Ir aparatas pagauna mūsų tą balso reakciją, reiškia, pagauna mūsų tą stresinę emociją. Ne? Taip. Aha, ir toliau kas vyksta? Aha, atsiprašau, pertraukiau. Jo, ir tada dar, kad, tai tą vidurkį imam ir ten jau tada nagrinėjam. Bet dar, ką noriu pasakyti, labai įdomiai, su tuo ateities testu, kaip jūs kalbat apie ateitį. Tai kas įdomu, kad galima patikrinti, ar ta jūsų ateities vizija yra tikrai jūsų, ar tik iš proto susigalvota. Nes mes jaučiame, ane? Taip, grinai parodo, tu pamatai tą testo, kaip sako, organų energetikos lygį ir tu pamatai, jeigu kaip tik tavo tie organai visi žemyn eina, tai reiškia, čia tikrai ne tavo svajonė ir ne tavo, vidinis noras. Misija, kai sako, jo, ne tavo vidinis noras, o grinai yra ar tai sociumo, ar kažko tai, kaip sako, įtakota kažkieno tai tų lūkesčius nori pateisinti, bet tai nėra vidiniai tavo svajonė, kaip sako. Vilija, aš taip dabar iš šono šiek tiek, o gali jisai būti naudojamas kaip ir melo detektorius, pavyzdžiui, pasakyti, kad patikrinti ištikimybę ir, pavyzdžiui, ar vyras ar moteris sako, aš buvau ištikima visą gyvenimą ir organai žemyn. Jo, dalinai taip, galima taip sugalvoti, žodžiu. Bet va būtent apie vyrus, moteris, tai galiu irgi labai įdomiai pasakyti, kad kai mes įsivaizduojam, kad mes įsimylim, bet realiai mes galbūt įsimylėjom to vyro dažnius organų. Tai žiūrėkime, tai netgi galime mes patikrinti, ar mes iš tikrųjų mylim, ar čia yra tik tais aistros hormonai, kurie sukelia mums tą jausmą. Ane? Mes tiesiog galim įsitikinti, ar mes tinkam vienas kitam. Todėl, kad aš jau irgi imu, kadangi mes su vyru visur kartu dirbam, tai mums labai gerai būna pasianalizuoti, kaip sako, vyriškus ir moteriškas tas energijas ir pavyzdžius. Tai jeigu dar vadinate vyrą, reiškia sutapo jūs. Ne, bet kas įdomiausia, dėl ko mes dauguma draugų mūsų ir pažįstamų, kas mus pažįsta, tai skaito, kad mūsų santykiai yra idealūs, kad mūsų pora yra ideali. Bet kai mes išsityrėm savo balsus, pasidarėm savo balsų diagnostiką, mes taiga supratom, kodėl mes taip idealiai sugyvenam ir kodėl mes vienas be kito negalim. Nes esmė tokia, kaip yra ten tų 6 poros organų, kaip sako, tyria 12 pagrindinių organų, tai lygiai per pusę tie organai mano, kurie nedadirba, pas vyrą perdirba. Ir atvirkščiai. Jūs papildote vienas kitą. Mes idealiai atitinkam vienas kitą. Oi, kaip įdomiai, tai čia gali nusiskanuoti savo ir tada eiti ir ieškoti kaip potencialų partnerį pirmiausia pas jūs į kabinetą ir paskui žiūrėti, ar verta susitikinėti, ar jisai man ten duos tą mano tą pusę ar ne. Tai čia netgi ir yra ta tokia mistiškai skambanti kita sielos puselė. Taip, tai kaip ir sako, biolaukai sutapo, dėl to ir sutapo. Kaip 2 ligoniai susitiko, kurie... Taip, ir žinokit, čia taip įdomu, nes kai buvo, pavyzdžiui, mes kai mokėmės su vyru,
tai jisai sėdėjo šalia, nu, abu kartu nosis įkišę į tą ekraną, žinai, ir jisai pasidaro savo balso testą, aš pasidarau savo balso testą ir mes pasilyginam, žiūrim, mes abu labai idealūs, nu, ta prasme, energetinis lygis labai geras, superinis, abiejų. Bet staiga mes prisiminėm, kad mums mokytojas sakė, kad kitas žmogus turi sėdėti minimum per 2 metrus nuo tavęs, kad jisai neįtakotų tavo organų darbo. Kaip įdomiai, tai netgi kitas žmogus gali nieko nekalbėdamas iš tikrųjų irgi įtakoti, taip, daryti įtaką. Ir kas gavosi, kai mes tą prisiminėm, tada aš vyrą į šoną, aš pasidarau atskirai, jis pasidaro atskirai ir pasimatė tikrasis vaizdas. Kad daug blogesnis jisai yra negu kai mes kartu. Vau, kaip įdomiai. Tai reikia visur, visur vyrą kartu temptis, nu, kad energijos nepritrūktų. Taip, ir dėl to mes jau virš 40 metų kartu. Kaip nuostabu. Kai jūs kalbate, aš irgi noriu vis pasitikrinti. Tai čia, ar čia tą vyrą dar laikyti ir ieškoti, kuris man į senatvę kompensuotų kokį nors organą? Tai va, ir labai įdomu, žinai, va, čia dar iš to neurofeedbacko prisiminiau, nu, įdomų tokį pavyzdį, irgi kai mes mokėmės, tai siuntėm, nu, aš nurašinėjau vyro ten smegenų darbą, žinai, siunčiau mokytojui ir paskui savo, ir žinai, sakau, o ten į Ameriką, kai aš buvau pirmoji ten iš tos, kaip sako, iš Rytų Europos, iš viso, tai sakau, va, gali dabar pamatyti, kaip atrodo, kaip dirba rytų europiečio smegenis, žinai. Nusinčiau pavyzdį, žinai. Galite įvertinti, ištirti tam psichologui, žinai. Ir jisai pažiūrėjo ir jis taip sako, tu sako, kaip gerai orkestruotos smegenis. Sako, jeigu tu turi dar tą vyrą, tai ir laikyk. Jeigu dar turi. Tai sako, nepaleisk, nes sako, aš retai matau taip, nu, tokių harmoningo to smegenų darbo tokio, žinai. Tai labai įdomiai skamba. Ir kas toliau vyksta tada, Vilija? Tai va, tai žodžiu, tai va čia galima labai paaiškinti, kodėl ir tą priklausomybę, čia net galima ir paaiškinti tą šeimų priklausomybę, kur charakteriai nesutampa, nu, ta prasme, yra ta toksiški tie santykiai, kodėl jie išsiskiria ir vėl sueina, nes va būtent, reiškia, jų atitinka labai tie, nu, fiziologiniai parametrai ir tiesiog jie, vat, vienas be kito negali. Ir lygiai taip pat, jeigu vienas pradeda kelti savo energetiką organų, tai kitas pradeda nervuotis, nes jau jam nebetinka. Oi, čia dabar labai daug ką paaiškina, iš tikrųjų, kaip mes santykiuose keičiamės, ar ne, ir paskui atrodo, kad vat nutolstame ar kibirkščiuojame, bet vis tiek paskui ir myliu ir nekenčiu vienu metu. Taip, būtent vat šitas atsitinka. O tai ką daryti tada, Vilija, tai nesiskirstigi su tais tada turi ir vyras kelti savo vibracijas. Nu, čia kaip ir bet kokiu atveju, kaip sako, kyla sąmoningumas, dvasingumas. Tai va čia ir yra tas viskas susiję. Jeigu tavo sąmoningumas kyla, tai automatiškai ir tavo organų darbas keičiasi. Tai jeigu kita antra pusė nedirba su savimi, aš keliu savo energetiką, tai viskas, tai vienintelis išeitis tada skirtis, jeigu jisai nedirba. Praktiškai taip. Tai kaip čia sako, ant vienos rankos gera žinia, o ant kitos rankos bloga žinia tada. Nu kaip pasakyti, nu... Arba tada
Nu, tiesiog palieki jį ramybėj, nu ir viskas, nu kaip sako. Arba vesti prie neurofeedback aparato, kad mes jau šitaip tada keltųsi. Tai taip, nu, ir variantas visokių, žinai, yra. Aha, tai Vilija, dabar ištiriate jūs smegenų veiklą, ar ne, ta prasme, tai yra ne smegenų veikla, o organus pagal tą balsą. Kas toliau? Ir kas, vat įdomiai, tas kiekvienas organas atitinka tam tikras emocijas. Dar irgi kiekvienas organas, to organo vibracijos atitinka tam tikras emocijų vibracijas. Ir netgi galima tada pasakyti, kokios emocijos silpnina tam tikrų organų darbą. Ir va čia irgi galbūt net ir labai tikslinga dar prie paleidimų, kad pavyzdžiui, dar užakcentuoji, kad pavyzdžiui, jeigu nusilpia tavo ten, daleiskim, inkstai, tu turi atsikratyti tokių emocijų, paleisti būtent tokias emocijas tam, kad tavo inkstai pradėtų normaliai dirbti. Ar galite šiek tiek paminėti, pavyzdžiui, kažkokius tai organus specifinius ir jam priklausančias emocijas? Gal žmonės žinos, kad, tarkim, pas jų yra kepenys, tai už ką kepenys, kokias emocijas? Galėčiau, bet dar prieš tai dar noriu tokį dalyką pasakyti, kad, pavyzdžiui, ir dėl ko mes, kaip nueinam pas medikus, mum blogai diagnozuoja. Nes esmė kokia, kai mes nueinam pas medikus, mes jaučiam daugiau persidirbantį organą. Ir mes ateinam pas gydytoją ir sakom jam, man ten, tokie ten simptomai, ir gydytojas sako, tai jūsų kepenys, jūsų kepenų uždegimas. Jum kepenys, daleiskim, ten, pagal tos simptomus, ką jūs išvardinot, aš suprantu, kad jūsų kepenys persidirba, arba kitaip tariant, yra kepenų uždegimas. Tai mes duosim jum, tada prirašo visokių papildų ten ar vaistų, kurie gerina kepenų darbą, ar ne? Ir mes grįžtam namo, tuos ten viską naudojam, ką ten mums gydytojas prisakė, ir kurį laiką mums pagerėja. Mėnesio bėgy, sakykime, tikrai, nes tos kepenys gavo savo, kaip sako, energijos, jos kaip ir dirba toliau gerai. Bet esmė, kad, pavyzdžiui, tuoj pasakysiu, kepenys yra poroj su... Tuoj dabar taip mintinai neatsimenu gerai. Taip, kepenys poroj yra su inkstais, jo, kaip ir sakiau. Tai tai reiškia, kad mūsų inkstai nedadirba. Inkstai yra nusilpę, inkstai perdegė, ta prasme, inkstai yra susijęs su baimės ta emocija. Ir reiškia, inkstai nusilpę ir tada, kaip ir sakau, kadangi jie yra poroj su kepenim, kepenys perima inkstų darbą, nes inkstai nebepajėgia jau atlikti savo darbo. Ir gaunasi taip, kad tu gali tas kepenis taisyti kiek nori, bet jeigu tu inkstų negerinsi darbo, niekas nesikeis. Vilija, ar galėtumėte, pavyzdžiui, tas poras, jūs sakėte, yra 6 tos poros, ar ne? Ar galėtumėte, jeigu nesunku, pasakyti, kas su kuo yra poroje? Tai pavyzdžiui, skydliaukė yra poroj su smegenim, simpatinė nervų sistema.
Inkstai, va kaip sakiau, inkstai, dar atskirai yra kairys ir dešinys inkstas. Jie skirtingus dažnius irgi transliuoja. Tai va, tai dešinys inkstas vat yra su kepenim, kaip ir sakiau, ir neurotransmiteriai, parasimpatinė nervų sistema. Kairys inkstas yra poroj su tulžies pūsle, enzimų gamyba, virškinimo sistema. Toliau antinksčiai yra poroj su pūsle ir plaučiais. Antinksčiai toliau blužnis yra poroj su širdim ir kraujagyslėm. Taip, kas čia toliau? Kasa. Kasa yra poroj su... Ai, dar prieš tai ne kasa, kas čia. Ai, blužnis, sakiau, blužnis. Blužnis su... Širdim sakė. Širdim, aha. Nu va, ir paskutinė pora yra kasa, akis susijęs su žarnom, nu, žarnynu. Ir jūs paskui, kai ištiriat, ar ne, ir jūs rekomenduojat dar ir už tų organų emocinę būklę, ar ne, tos paleidimus, paleidinėti emocijas. Tai va, tai pavyzdžiui, tai vat ir sakau, dėl to mes kaip vat ištiriam, kad pavyzdžiui jūsų ten tam tikri organai nedadirba, o ta pora persidirba. Tai vat būtent mes akcentuojam į tuos nedadirbančius organus, kaip pakelti jų energetiką, kaip pakelti jų darbą ir tada tie uždegiminiai organai jau automatiškai susitvarko. Nes nusiema krūvis nuo jų. Ir kaip atrodo visas procesas, Vilija, kad žmogus įsivaizduotų, kad jisai ateina pas jūsų į tą balso terapiją, ar ne, į tą ir kas ten, kaip viskas vyksta paeiliui. Nu tai va, tai čia, kaip sako, ta diagnostika ten plus minus 10-15 minučių, kaip sako, va, pakalba tos tris balso testukus. Tada išvedam bendrą tą ir žiūrim, kurie organai persidirba, kurie nedadirba. Ir tada duodam tokią atmintinę. Dar pirmiausia žiūrim tokią lentelę, pagal tai čia jau sistema, kaip sako, išanalizuoja, ar tie organai nedadirba dėl emocinio, čia va būtent, čia parodo jau problemą energetiniam lygiui, suprantat? Nes ir jeigu jau ta problema energetiniam lygiui yra stipri, tai faktiškai pusės metų bėgyje jau jūs turėsit, kaip sako, jau ir fiziologinius, kaip sako, arba pakitimus, arba ligą, taip. Praktiškai jau turėsit ligą. Tai va, tai žodžiu, čia tokia kaip ir ankstyvoji diagnostika, tai jeigu energetiškai jau galima ir jeigu tai tik tai mes galim pasižiūrėti, ar tai tik energetiniam lygiui ir daugiau emocijų lygiui, ar tai jau yra patologija, jau yra užsisenėję ir jau čia jau tada, tokio jau rimto gydymo, kaip sako, reikia. O jeigu tai yra tik tai emociniam lygmenį, energetiniam lygmenį, tai va užtenka tokių natūralių, švelnių priemonių, kad pakelti
mes konkrečiai duodam rekomendacijas, kad prie tokio tai nedadirbančio organo, reikia, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, žarnos ir stemplė, reiškia, rodo, kad šitie organai nedadirba. Tai tada maždaug kokie galimi emociniai aspektai. Tai rodo, kad žmonės ir situacijos tarsi nusiteikia prieš jūs. Manote, kad vertas daugiau. Bijote pasirodyti savanaudžių prieš kitus. Linkęs prisimti kankinio rolę. Pyktis ir nusivylimas gyvenimo neteisybėm. Įprotis pirmiau žvelgti neįmanomus dalykus nei įmanomus. Išmokite žiūrėti į dalykus kaip įmanomus. Tai va, čia kaip ir būna toks kaip ir emociniai aspektai ir patarimai, į ką reikia atkreipdėmės ir tvarkytis. Ir reiškia, jeigu pas jūs vyraujančios tokios emocijos, jūs automatiškai silpninat savo žarnyną ir stemplės darbą. O pasiekoje gali kentėti kasai ir akys, taip? Taip. Jo, teisingai. Ir tada dar yra rekomenduojama kokias spalvas, bet vėlgi spalvas šiuo atveju reikia žiūrėti į violetinę, bet dėvėti žalią. Kaip įdomiai. Jo, ir čia labai įdomus aspektas, kur norėčiau dar plačiau papasakoti. Tai pavyzdžiui, vėl aš labai gerai, man vyro pavyzdys. Vargšas vyras, aha, gerai. Ta prasme, kad pavyzdžiui, kai mes įsityrėm, jam buvo parašyta, kad jam reikia dėvėti raudoną, o žiūrėti į žalią. O man parašyta dėvėti žalią, o žiūrėti į raudoną. Kaip įdomiai. Tai įsivaizduoji, tai kaifas, supranti, o aš tikrai labai mėgstu žalią spalvą ir aš jos daug vartoju, nešioju, bet vyrui irgi labai patiko raudona spalva, bet jisai kaip vyras, jisai nedrįso tos raudonos spalvos nešioti, nes jam atrodė, kad kaip nevyriška spalva. Bet kaip jisai sužinojo, kad jam trūksta tos raudonos spalvos, tai dabar praktiškai jo visi neišlipa iš tos raudonos spalvos. Taip. Ir dar kas įdomu, kad pavyzdžiui, aš irgi kol iki tol nežinojau, aš nuėjau į parduotuvę ir pamačiau raudoną golfą, ta prasme, marškinėlius raudonus. Ir man ta spalva, aš negaliu praeiti, aš tiesiog suku ratus ir paskui zyziau vyrui, sakau, aš perku tą jau golfą, raudoną. Aš jį nusipirkau ir jisai pas mane pusę metų spintoj buvo. Aš jį užsidedu, nes jau sąžinė griaužia, taigi išleidai pinigus, pirkai, tai nešiok. Užsidedu, negaliu nešiot, nusiemu ir vėl. Ir niekaip nesuprasdavau. O dabar viskas aišku. Reikėjo vyrui duoti žiūrėti. Man tik reikėjo žiūrėti jį. Ir dėl to aš jį nusipirkau, kad žiūrėti, o ne kad dėvėti. Kaip įdomiai, bet kaip įdomu, kaip iš tikrųjų, kiek mes daug nežinome. Taip. Tai va, čia tokiu. Ir pavyzdžiui, kai aš pasidariau savo diagnostiką iš balso, mane, žinokit, apėmė depresija. Nes aš supratau, kad aš grinai perėmiau visas emocinės programas iš savo mamos ir jeigu aš toliau nesitvarkysiu šitom emociniam programom, aš pabaigsiu savo gyvenimą lygiai tą pačią ligą kaip mano mama, kuri numirė nuo inkstų nepakankamumo. Bet tai čia gera prevencija, ar ne, Vilija? Tai va būtent. Ir aš tada pradėjau domėtis ir
čia išeinam į tą labai populiarią ligą, šitą antinksčių nuovargio sindromas. Tas chroniškas nuovargis. Taip, juos serga beveik visi, net dabar ir paaugliai. Taip. Tai va, ir čia aš tiek įsigilinau į tą sritį, kad va apie tą antinksčių nuovargio sindromą, tai dar galima būtų irgi daug kalbėti. Tai va, nes esmė kokia, ir pavyzdžiui, man tada paaiškėjo, kodėl mano mamai niekaip nerado ligos. Ir va čia buvo man dar vienas patvirtinimas, kad tai yra tiesa, nes jai kilo temperatūra, jai net pradėjo daryti antinksčių, ta prasme, inkstų dializės, bet niekaip nerado priežasties, kas yra. O paprasčiausiai, jai galvojo, kad inkstų uždegimas ir nerado to inkstų uždegimo, o iš tikrųjų ir nerado dėl to, kad tie inkstai jau nebedirbo. Tai va, ir... Taip, tai palaukit, o kas buvo, nuo ko mirė, kokios ligos? Inkstų nepakankamumo. Bet... Aha, aš nes čia žiūriu, užsirašiau, kaip jūs sakėte, jeigu inkstai o tai čia kuris dešinys, kairys, nes aš jau dabar jūsų žiūriu užrašus, ką aš čia užsirašiau. Jo. Tai va, jeigu yra... Tai tulžis ar kepenys? Ne, tai smegenys. Smegenys, jeigu yra... pasakysiu. Skydliaukė su smegenimis aš pasirašiau. Bet dar yra ir... skydliaukė teisingai bet tuo pačiu ir inkstai irgi, palaukit, čia jau kaip eina patologijos, tai apima ir daugiau jau tų... Aha, supratau. Tai reiškia, prevencija jūsų buvo ta, kad kadangi tai inkstų nepakankamumas, ar ne, ir tada jau reikia, reiškia, smegenis tvarkyti, kas ir veda į smegenis, nes ten yra visos tos mentalinės programos ir emocijų kaupykla. Tai ar galima pasakyti, kad kadangi tai vis tiek jau patologija jau veda į smegenis, tai jau tas neurogrįžtamasis ryšys, jisai jau kaip ir tas aparatas nepadeda, nes jau patologija, bet galime mes prevencijai naudoti, kol dar nėra... Taip, Lina, teisingai, jūs taip mokate gerai išvesti loginį ryšį. Tai va, iš tikrųjų, ir būtent čia, kadangi čia kairysis inkstas, jisai susijęs su arterijų kietėjimu. Tai mano mamai ir buvo aterosklerozė, labai pradėjo vystytis ta dimensija vadinama. Nes smegenų, grinai užkalkėjo smegenų kraujagyslės. Supratau, tai reiškia, jūs, kai pamatėte tą savo diagnostiką, jūs pamatėte pasikartojimus iš mamos, tuos emocijas, ir tada jau galima iš tikrųjų tą emociją, tą požiūrį keisti ir automatiškai atsistato tas organas ir mes išvengėme tos pabaigos, ką turėjo tas kitas žmogus, kuris to nepadarė. Taip. Ir tai va, plus dar kitos, tai va, būtent emociniai aspektai, plus spalvos, plus eteriniai aliejai. Bet kaip tik irgi, kaip ir žinom, vėl viskas susiję, kad eteriniai aliejai yra gydymas ir eteriniais aliejais. Taip. Tai va būtent, vėlgi čia mes turim visą atrinkę, kokie aliejai, kokias emocijas padeda, tvarkyti ir kokie eteriniai aliejai, kokius organus įtakoja, kokių organų energetiką kelia. Ir dėl ko čia yra racijos, kai sako, kad eteriniais aliejais mes irgi galim labai daug išsigydyti dalykų, kadangi tai yra
augalų ekstraktas. Tai kaip pavyzdžiui, žmogaus vibracinė eilė yra ten, sakykime, apie 70 hercų, tai eteriniai aliejai duoda ten virš 100 jau eina. O kaip sako, rožės eterinis aliejus, kur skaitosi brangiausias, 300 duoda dažnį. Tai reiškia... Rožė iš B raidės, ar ne? Bulgarijos rožė, kaip jinai ten vadinasi? Jo, Bulgarijos rožių, tas taip. O sakykit, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, žmogui patinka, tarkim, aš dabar savo pavyzdį paimsiu, man patinka levandų. Tai ar tai reiškia, kad kažkokio mano organui reikia to pastiprinimo per šitą kvapą? Taip, gali būti irgi variantas. O už kokį organą tada levandos, kokį stiprina organą, kuris pas mane jisai yra pasilpęs, pavyzdžiui, ar įmanoma tą pasakyti? Įmanoma, čia reiktų man savo žinynus pasikelti. Enciklopedijas. Tai nebūtinai, Vilija, aš suprantu, aš tikrai, žinokit, netgi norisi sužinoti, čia toksai kaip žvilgsnis pro raktų skylutę į ateitį, prevencijai. Taip. Ir dar, kaip iš tokių įdomesnių pavyzdžių, ką galiu pasakyti. Kaip pavyzdžiui, atėjo pas mane 2 seseris. Ir irgi labai įdomu, ta seserų, žinai, brolių seserų, tą energetiką panagrinėti. Tai daugumoje atveju brolių ir seserų ta energetika yra panaši. Nes, tie patys, tai pavyzdžiui, atėjo tos 2 seseris ir, kaip sako, stiprioji sesuo atvedė silpnesnę seserį, jau čia į neurofeedbacką ir tuo pačiu dar padarėm tą iš balso diagnostiką. Ir kadangi buvo 2 seseris, tai paprašėm, kad abiem pasižiūrėti tiesiog įdomumo dėlį, kaip sako, moksliniais eksperimentiniais tikslais. Ir kas įdomu, kad abiejų seserų organai, tie nedadirbantis ir perdirbantis, panašiai, situacija panaši. Tas, kaip sako, jų energetinis parašas kaip ir panašus, ar ne? Praktiškai vienodas. Bet esmė kokia, kad ta sesuo, kuri vedė sveikesnį gyvenimo būdą, kur ten užsiiminėjo ir joga, ir meditacijom, ir sveiku maistu, ir plus turėjo gerą šeimą, gerą vyrą, gerą darbą, jos organų energetika daug aukštesnė. O ta sesuo, kuri, kaip sako, dėl įvairių aplinkybių patyrė daug streso, ten su vyru ten buvo visokiausių stresų, ten šokų, ta prasme ir sveikatos visokių sutrikimų, buvo žymiai žemesnė ta organų energetika. Ir tai čia man ir buvo tas įrodymas, kad turint netgi tą patį DNR, kai sako, polinkį, su savo gyvenimo būdu tu gali vis vien daug ką pasigerinti, kaip sako, ir palaikyti tą gerą sveikatą. O tai, Vilija, ar vieno seanso užtenka būtent tai diagnostikai iš balso? Aš pas jūsų įkalbu 3 testus, jūs man pasakote, ką man daryti ir aš toliau einu laimingai gyventi? Ar reikia pas jūs grįžti? Ne, tada mes duodam būtent tas rekomendacijas, kokias spalvas vyraujančią, kokie emocinius aspektus tvarkyti, netgi ir akmenis kokius, kokie tinka, ten safyras, topazas ar ten kokie eteriniai aliejai naudoti, kokį maistą, kas daugiau, koks maistas konkrečiai tą organą stiprina, irgi išskirta yra. Ir dar muzika.
Mhm. Esmė ta, kad ta vat mūsų išradėja, jinai, nu reiškia, yra įrašytos, kaip sako, toninė muzika. Tai vat reiškia, tos vyraujanti ta tonacija. Reiškia, įrašyti yra atskiri diskeliai, keliantis tam tikro organo vat dažnius. Tai vat būtent ta tonacija yra įrašyta kažkokia tai muzika ir vat ten 45 minutės, tai vat į dieną reikia po pusvalandį 45 minutės paklausyti tos muzikos Mhm. ir tai irgi skatina to organo energetiką. Ar ją reikia klausytis ramiai gulint, ar galima bet ką veikti ir klausytis tiesiog, kad ar yra kažkokia specifinė vieta, kur nu, specifinė. Nebūtinai, nu tiesiog, aišku, geriau, kad ramiai klausyti, bet tiesiog esmė, kad stereo ausinukus susidedi ir savo klausaisi. Plus dar galima ir, nu, kaip sako, aišku, daug efektyviau, jeigu yra va, ta tikslinga ta diskelį, tu klausai, kad, va, pavyzdžiui, klausai natą D, kuri stiprina tavo kairio inksto darbą. Tai yra, nu, kaip sako, tikslingiau, efektyviau, bet dar ir klasikinė muzika, pavyzdžiui, va, inkstų darbą, klasikinė muzika yra atrinkta tie klasikos kūriniai, kurie pagal tą tonaciją, kaip sako. Tai vat, kaip pavyzdžiui, Mocarto koncertai, 1, 2, sonatas smuikui, vat, pavyzdžiui, Bramso, koncertas smuikui Čaikovskio ir ten Magnificent simfonija Bacho. Vat, gali nebūtinai to diskelio klausyti, gali vat, savo pasirinkti tą simfoninę kažkokią klasikinę muziką klausytis, kaip sako, tikslingai, kad kelti to organo energetiką. Ir taip reikėtų kokį mėnesį pat šitų visų rekomendacijų laikytis. Jeigu tas išeina tą daryti, tai tada po mėnesio galima vėl ateiti, pasitikrinti, kas vyksta, kaip kas gerėja, ar keičiasi. Tai va taip. Mhm. O sakykit, Vilija, tai jeigu ateina irgi tie 2 tipų, ar ne, tie, kurie yra atviri ir jautresni, kaip jūs sakot, tai balse jaučiasi jų emocija. Bet iš tikrųjų mes sutinkame tokių stiprių balsų, jie atrodo yra ramus, tokie konkretūs, bet jie yra tie stipriai, kurie užsidėję yra tą sieną. Ar ta jūsų programa gali praeiti tą sieną, už kurios slepiasi Praeina, tikrasis? čia yra tos labai jautrios vibracijos, kur tu, kaip sako, nu, nepaslėpsi. Čia daugumoje, nežinau, kiek va čia tikrinom, tai visi būna šokę, sako, taip teisybę pasakėt, kad žodžiu. Aha, tai reiškia, jūs duodat visą komplektą, iš tikrųjų labai daug pasirinkimų, net ne pasirinkimų, o tokių kaip ir įrankių, kaip pagerinti savo kūno organų veiklą ir tuo pačiu netgi ir emocinę būseną, jeigu, vat, aš žinau, tarkim, kurie jausmai, ten mintys kažkokios yra būtent atsakingos ir silpnina mano tą organą. Taip, nu, bet kaip, čia būtų labai idealu, kad mano tik vienas tas organas būtų silpnas. Daugumoje tai jau čia būna keletas organų, tų tokių silpnesnių, bet aišku, mes pirmoji eilėje dirbam su tais, kurių jau energetika yra žemiausia. Tai vat, praktiškai per vieną kartą tu gali taisyti, nu, du tos organus, nedaugiau, nu 3 maksimum, bet nes, nu, kaip pasakyti, jeigu tu klausysies tos muzikos, kurie, tai vėlgi, pavyzdžiui, daleiskim, ten mano kairys inkstas ten nedadirba ir, pavyzdžiui, ten koks nors ten skydliaukė, daleiskim. Ir tai
tu ir klausai tik tų dviejų organų muziką ir tai tu negali klausyti jų vienas paskui kitą, nes smegenys susipainios, ta prasme, nebežinos, ką daryti, turi būti pertrauka. Tai ta prasme, jeigu aš noriu pakelti dviejų organų energetiką, tai aš turiu pirmą ten iš ryto paklausyti vieno organo tą dažnį kelimą, vakare kito organo ir taip keisti. Čia lygiai tas pats su visais metodais. Ir, pavyzdžiui, netgi nelabai mes ir rekomenduojam, kad, pavyzdžiui, darant neurofeedbacko sesijas, dar klausyti tų natų. Tarpuose gali klausyti, bet šiaip, kad neperkrauti smegenų, nes smegenis paskui nebežino, tai ką man iš tikrųjų daryti, kurią kryptim eiti. Tai dažniausiai vat, ir yra tokia metodika, kad kaip kažkokį tai atlieki gydymo kursą, tai pusę metų nieko nedaryti, tiesiog leisti, kaip sako, įsitvirtinti tiem pokyčiam. Čia viskas su saiku reikia turėti netgi ir geriems dalykams, kaip ir vitaminus vienu metu netgi nerekomenduoja ir ten krūva, nes gali būti vitaminozė, tai ir su įrankiais irgi reikia va tokiais būti irgi saiko vietose. O Vilija, aš dabar girdžiu, kad muzika gali padėti, ar muzika gali pakenkti, pavyzdžiui, kai dabar yra rokas, ten pop muzika kažkokia, ar ten metalas, ar ne, kai jaunimas dabar, vat, pavyzdžiui, kaip pasakiau, jaunimas pasijutau kažkokia, netaip susakiau. Paaugliai, kai klauso dabar iš tikrųjų tos trankios labai muzikos, ar gali tai irgi paveikti, mes jau praeitą tą dalį šnekėmės, bet ar organus gali mažinti jų energetiką? Taip, aš, kaip sako, viskas, kas per daug tas nesveika, tiesiog, kaip sako, lašas po lašų ir akmenį pratašo. Žiūrint, kiek ilgai jos klausoma, žiūrint, vėlgi, koks gyvenimo būdas ir taip toliau, čia viskas kaip ir komplekse. Bet, pavyzdžiui, su garsu tokią labai turėjau įdomią patirtį, kad mano dukra, kai laukėsi sūnaus, žodžiu, nuėjo į Madonos koncertą. Ir sako, aš nežinau, kas man pasidarė, man sako, taip sunku buvo ten klausyti, sako, aš neiškenčiau ir sakau vyrui, einam iš čia, nesako, aš net laikau, man kažkas tai darosi, aš nesuprantu kas. Ir mes taip įvertinom, kad, nors pinigai, kaip sako, už Madonos koncertą buvo brangiai sumokėta, kai sako, čia Čikagoj, dar Amerikoje, žodžiu, bet tiesiog jos organizmas neatlaikė kažkokių tai dažnių, kai dabar suprantam. Ir žodžiu, bet galvojom, čia gal kaip laukėsi, nes čia gal tokie hormonų svyravimai, gal čia kažkas tai su tuo susiję. Dabar, kai jinai pagimdė, aš atvažiavau jai ten padėti, ir mes ten išlėkėm biškį parduotuvę, palikom vyrui jau tą vaikelį prižiūrėti. Jis skambina mum, sako, įsivaizduokit, sako, per televizorių pasileidau tą Madonos koncertą, kur jis taip jau ir neišklausė, sako, vaikas, kai pradėjo rėkti, sako, aš nebesusitvarkau, sako, grįžkit greičiau, sako, nežinau, kas darosi. Tai tai vėl galvom, čia gal sutapimas. Dabar praėjo keli metai. Aš netyčia irgi kažkaip tai įsijungiau per televizorių, kad tą Madonos koncertą. Nes buvo čia pasaulinis turas. Galvoju, atsisėsiu, paklausysiu. Žinokit, tikrai kažkurioj tai vietoj aš nesupratau, kas darosi su manim. Aš galvojau, kad aš išprotėsiu, aš turėjau išjungti tą koncertą. Negalėjau paklausyti. Tai reiškia, smegenys jau reagavo į tą disbalansą, galbūt čia, ne, tokį?
kažkokie buvo, kaip sako, ultragarsai, kur tu sąmoningai tu nejauti, o tavo pasąmonė veikia. Tai vat už tai čia su garsu, tai čia, čia sakau, čia tokia plati tema, nes iš tikrųjų netgi yra, vat kaip sako, kodėl tau tam tikri muzikiniai kūriniai tau net tam tikras emocijas sukelia. Tai va būtent. Ir netgi yra tas, vat, man atrodo, kaip ir sako, 16 hercų. Tai vat yra ir ištyrinėta dar, kaip kokia muzika veikia tavo emocijas. Ir netgi kažkaip tai, va tose klubuose taip ir būna, kad tą 16 hercų paleidžia ir tiesiog netgi kyla agresija. Vat gali net sukelti agresiją nesąmoningą, tu net nesupranti, dėl ko tau atkyla ta agresija, o realiai tau sukėlė va būtent tą muziką. Tie paslėpti dažniai tokie, kaip sako, ultragarsai, kur tu... Netgi, pavyzdžiui, žmonės, kurie dirba ir jie neturi pasirinkimo, kokią muziką klausytis, kaip ir naktiniuose klubuose, baruose, ten, kur iš tikrųjų, kur yra non-stop paleista muzika. Tai šitiems žmonėms iš tikrųjų gali būti dar sunkiau fiziškai su sveikata, netgi ir su kylančiam emocijom. Taip, bet dar aš tai kaip iš Amerikos tų patirčių, tai mūsų ten viena giminaitė irgi dirbo tam naktiniam klube, tai jinai ir administratorė, tai jinai ir pasakė, sako, ten tik su narkotikais galima atlaikyti tokią muziką. Tai va čia ta muzika eina kaip ir komplekte su narkotikais. Tai žodžiu, ir vėlgi ten įvairiausių variantų, kad būtent muzikiniai dažniai gali ir tavo seksualumą pakelti. Tai, žodžiu, visokiausių čia niuansų yra. Bet aš iš tikrųjų, kad girdžiu tą diagnostiką iš balso, tai labai, aš pirmą kartą girdėjau tikrai, nes aš šiek tiek įsivaizdavau kitaip, kai jūs praeitą kartą man pasakojot apie tai, kažkaip kitaip galvojau, galbūt gal čia bus įsirašai ir turi klausyti, bet kad taip viskas iš balso būtų, tai sunku netgi, atrodo, ir patikėti. Tai ar pabaigai galėtumėt kažko dar pasidalinti, kažkokiam tai istorijom ar įdomiais pavyzdžiais, ar galbūt aš jūsų nepaklausiau, kuo norėtumėte pasidalinti dar? Na, tai dar ten norėjau tą pasakyti dėl brolių seserų, kadangi jų dažniai yra labai panašus, tai kodėl, sako, ten sesuo su broliu, ar ten dvi seseris, ar du broliai, kaip šuo su kate. Sako, ir tėvai, žinai, stebisi, tai kaip jūs čia negalit gražiai žaisti, nesimušti, nesipykti. Jie negali, nes esmė tame, kad jeigu jie ilgai būna kartu toj pačioj patalpoj, jie pavargsta vienas nuo kito dažnių, nes jie įtakoja tuos pačius dažnius. Nėra balanso. Tai reikia vienam, pavyzdžiui, kadangi dirba šitose porose, tai vienam kepenis palik, kitam inkstą dešinį, pavyzdžiui, skydliukę vienam. Ne, paprasčiausiai juos reikia atskirti. Kad jie pailsėtų, kad jie gautų kitų energecijos šaltinių, nes jie būdami kartu, jie vienas kitą drenuoja ir tada jiem kyla tas, nepasitenkinimas, kaip sako. Dabar aš suprantu savo mergaitės, nes, pavyzdžiui, ilgai vienai mašinai pabūti, ar kažkur važiuojam, tai yra iššūkis visai šeimai. Taip. Taip ir yra. Ką dar turėtumėte Liepa? Arba, kaip sako, dar galbūt sakyčiau, labai svarbu tas mūsų organų dažnis, reiškia, organai turi tą savo vibracinį dažnį, kaip ir emocijos, kaip ir sakiau, ir tą dažnį, kur sieja su to organu ir pavyzdžiui, jeigu mes slopinam kažkokią tai emociją, tai mes tuo pačiu slopinam ir to organo darbą.
Tai va dar kas yra blogai, va tas, kaip sako, tas emocijų slopinimas, tas neatpažinimas, nepripažinimas savo emocijų, nes mes tiesiog ir dėl to atsiranda tos autoimuninės ligos, nes paprasčiausiai mes griaunam save iš vidaus. Slopinam, va, depression tai ir yra tas, presuojam savo organus. Jeigu kažkokią tai emociją mes norim užspausti, tai turim žinoti, kad tuo pačiu mes kažkokį tai savo organą užspaudžiam. Man dar labai, vat aš pridėsiu prie to depresijos, kai angliškai, pavyzdžiui, deep rest, ane, tai jau čia jau ta depresija netgi ir rodo, kad laikas atsitraukti nuo išorės, įeiti į save ir priimti tą jausmą, iš giliai pailsėti. Deep, ane, giliai, rest, ilsėtis. Tai vat išbūti netgi tame jausme, nebijoti savo jausmų. Neignoruoti juo, nespausti, o tiesiog juos, kas kaip moka, išjaučiant paleisti, arba tiesiog paleisti, bet pripažinti juos. Taip, bet net buvo toksai ir eksperimentas padarytas, kas man vat, kaip ir patvirtinimas ir paliko įspūdį, kad, reiškia, buvo duota žmonėm parodyta smurtos, daleiskim, scenos kažkokios tai. Ir buvo tyriama, kokie smegenų sritis kaip reaguoja. Ir vat, kažkokios žiūrint smurto scenas, aktyvuojasi kažkokios tai smegenų sritis. Bet jeigu prašant žmogų papasakoti, ką jisai mato, tai va tos smegenų sritis dar labiau aktyvuojasi, bet kai tik paprašai žmogų įvardinti tą emociją, ką tu jauti, kas įdomiausia, kai jis tik pasako, įvardina tą emociją, ką jis jaučia, iš karto nusiaktyvuoja tos smegenų sritis. Tai va čia man kaip ir patvirtinimas, kad kaip svarbu atpažinti, užtenka kitą kartą net atpažinti ir įvardinti tą emociją ir jau tu savo labai daug padedi. Tai va, tikrai nebijokite įsivardinti šitų jausmų. Aš labai skatinu irgi per asmeninius seansus nebijoti to pasakyti, aš nekenčiu. Aš pavydžiu, ar aš ten pykstu. Ir nereikia ten viešai visiems sakyti ir šaukti, aš nevykėlis ten, ar ne, bet iš tikrųjų, arba aš ten nekenčiu visų. Ne, bet vien tik mintyse savo pripažinus, kad jo, aš turiu tą jausmą. Jau, vat, kaip ir sakot, nueina kažkoksai. Daug labai palengvėja. Ką dar, Vilija, norėtumėt pabaigai pasidalinti su visais? Na, šitą apie antinksčių nuovargio sindromą, bet nežinau, jau čia gal mes nelabai laiko turim įsiplėsti, tai jeigu kam įdomu, tai gali paskaityti mūsų neuroharmonijos šitam puslapį. Aš esu įdėjus visą straipsnį, kaip apie antinksčių nuovargio sindromą, kokie simptomai, kokios stadijos. Vat, labai irgi įdomu kažką savo pažinimui, jūs tikrai atrasit. O jeigu įdomu, jeigu norėtumėte, kad Vilija tiesiogiai papasakotų YouTube, parašykite komentaruose ir jeigu tikrai bus žmonių, kurie susidomės ir norės paklausyti, mes paprašysime Vilijos, kad tai padarytų kitam kartui. Arba dar pasikviesim Viliją ir daugiau, galbūt ir... Taip, mielai, dar galėčiau temą pavystyti apie 3 zonas mūsų kūno, kurios už kokias emocijas atsakinga irgi kaip su jom dirbti, kaip pradirbti ir kokie stebuklai vyksta, žodžiu. Tai va, tai dabar nuo jūsų norų priklausys, ar mes pakalbinsime, ar jūs sužinosite daugiau, bet manau, kad mes dar tikrai, aš irgi dar noriu paskatinti klausti. Jeigu dabar šitą... Taip, gal ne viską paminėjau, jo. Taip, galbūt aš ne viską paklausiau, galbūt norėtumėte dar kažką sužinoti istorijų. Tai va, tai jeigu turite klausimų, tikrai klauskite, mes pasikviesime Viliją pakalbinti ir juos atsakyti.
Nu, ačiū labai. Man asmeniškai tikrai labai įdomi kiekviena jūsų pasidalinta tokia idėja, kažkoks pavyzdys, patirtis, nes atrodo vis irgi sužinau kažką tais naujo. Tai esu labai jums dėkinga, Vilija. Noriu labai labai padėkoti, kad jūs sutinkate čia pasidalinti su visais mumis savo informaciją. Aišku, labai malonu, labai malonu ir tikrai turiu labai, nu, aš mėgėju analizuoti ir ieškoti priežasčių, gilintis, tiesiog mano tai kaip hobi toksai apie žmogaus, kaip sako, savęs pažinimą ir ta prasme, kuo daugiau save pažįsti, tuo geriau ir kitus pažįsti, tai va čia toksai ir gaunasi savitarpio pagalba, galiu ir kitiem padėti, kuo geriau save pažįstu. Labai įdomu. Esu labai dėkinga ir šiandien tada su jumis atsisveikinsiu. Ir tikrai tikiu, kad mes dar su jumis pasikalbėsime ir jūs dar daugiau papasakosite apie savo atradimus, potyrius, patirtis. Ir iki kito karto tada, Vilija. Gerai, iki. Iki.